Žiūrėkit, kažkoks čia svaigimas. Lakstiečiai visi su rageliais. Dzik! 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 Reikia persikelt mum į džiunglės. I hope they're living good life, yeah? Yeah? Living good life. I hope so. Nu, aš kai išsiplaunu galvą, aš tiesiog vyrus pradedu traukti. Vien policininkai. Kreisi toks va ežeriukas, labai gražiai šiaip atrodo. Čianais yra skyšė tiesiog nuo lietaus. Dar viena nemaloni situacija. Pirmą kartą susiduriu su tokiam problemom. Šaly revoliucija vyksta. Ką man daryti? I want to do a check-out. Labas rytas. Tikiuosi visi laikotės puikiai. Visi išsimiegojot. Kol kas su visais nesklandumais, kuriuos čia išgyvenu ir patiriu, didžiausia problema, kaip bebūtų, yra nemiga. O čia yra dalykas, kuris mane persekioja ištisus metus ir net nežinau, kaip su juo reikia kovoti. Bet nieko, yra kaip yra. Dar viena problema yra, kad neturi dėžės. Maroke, kur važiavau, labai patogu buvo ta dėžė. Aš tada kuprinį laikydavau visus daiktus, kurie yra, pavyzdžiui, rūbai ir taip toliau, kurie yra tuo metu nereikalingi, ne? Labai patogu. Ir tada dėžiai tu laikai viską, atsiprašau, mano žadintuvas. Ir tada dėžiai laikai viską, ko gali prireikti važiavimo metu. Nelabai yra kur užklijuoti irgi GoPro, tai pabandysiu šitokį manevrą davė brolis. Dabar reikia susirišti kuprinę, dar reikės stabtelt pasimt tų išplautų rūbų. Gal viskas gerai, truputėlį šiaip neramu yra, man čia visas šitas tas pritvirtinimas. Nepasitikiu savim, tikrai čia ryšant. Maroke kažkaip išgyvenau, tik tais palapinės basliukus pamečiau. Tai manau, čia irgi kažkaip išsisuksim ir viskas bus gerai. Reikia tik pagalvot protingai. Protingai galvot nėra mano stipriausia pusė. Turiu va tokį apsiaustą kupriniai nuo lietaus, kad jeigu netyčiom užpultų mane. Ir iš karto susiduriu su pirmąja problema, ne? Tarkim, va šita kamera, su kuria filmuoju, aš tą pagrindinį, ta mano pagrindinioji kamera, ne? Va čia va dabar yra va šitos va kameros dėklas. Ir nežinau, sudėtingai, sakau, čia tikrai sudėtingai gausis man su šita visa nesąmonė, labai būtų pagelbėjus tą dėžę, bet yra kaip yra, nieko nepakeisiu. Vakar nieko nebeprivykiau, pradėjo lyt lietus, ne pats geriausias oras buvo tikrai, tai vakare buvau išėjęs, nusipirkau tą apsiaustą ir kaip ir daugiau nieko nebepridariau. Ten pabuvau su ta chebra truputėlį, pabazarinom, ten pasidėjom jų tam bare. Atrodo, kad debesis ateina ir dabar nebūtų labai malonu šiaip pakliūti lietų. Galvojau šiandien šiaip kas geriau, ar važiuoti alinančiam karštį, ar lietui. Tai spėju, žinokit, kad aš vis dėlto rinkčiausi karštį. Turim šiaip tokią lengvą įsibėgėjimą į dieną, kilometrų nedaug. Rašo, kad 4 kilometrai maždaug iki šiandienos tikslo. O laiko prasme tai beveik 3 valandos. Tai pasižiūrėsim irgi, kaip čia kas važiuosis, kas per keliai. Ir tikiuosi labai, kad ChatGPT nenuvylė, nepavestų savo plano. Šoku ant moco, iki skalbyklos, susirinku rūbus. Jau kyla vėjas lietaus, tas, žinot, tas vėjas, kuris būna prieš lietų, tai reikia skubėti tikriausiai. Thank you. Have a nice day. Pabandom čia įsikišti. Kaip nors labai neatsakingai. Nemanau, kad protingai, bet yra kaip yra dabar jau. Ir eilė. Full. Jau pradeda lyt. Reikia jau iškart ieškoti, kur sustot, kad apsaugot, žodžiu, viską. Užsidėt ant GoPro. Waterproof nesąmonė.
Blogai prisirišau kuprinę, tikrai blogai. Krenta, pastoviai krenta. Gerai, pabandom. Gal geriau bus? Gal ir nebus. Nu laisva, pakankamai laisva ir... Nu nežinau ką dabar čia daryti. Reikia važiuoti tiesiog. Kalnai tai crazy. Nežinau, ar matot. Pasilinkit tai va, kad matytumėt. Kalnai tai crazy, visiškai. Apmaudu labai apmaudu tai, kad sustojau ir pradeda giedrėti dangus. Jau kaip ir pasiekiau tą kaimelį, kur turėjau šiandien davažiuoti. Nu toks, matėt, kokie tie keliai, supratau, aš bevažiuojant supratau jau, kaip reikia pasiruošti tam, kad būtų galima normaliai filmuoti viską. Nu, iššūkėlis toks ne pats maloniausias, dar visą laiką lyjo, sušalau labai. Spėju, kad vis dėlto gerai, kad turiu tą termo aprangą. Žiūrėsim, kaip čia gausis toliau. Labai tikiuosi, kad ne visam Nepale bus taip, kad didžioji dalis kelių. Nu, asfalto dabar buvo paskutiniai kokie 7 kilometrai. Aš nebuvau trečio bėgių įjungęs dar. Viskas pakankamai lėtai vyksta. Nejaučiu didelio streso važiuojant tom visom bekelėm ir tais visais šudinais keliais, bet tikriausiai dėl to ir nejaučiu, kad lėtai tiesiog visą tai vyksta. Jeigu važiuočiau greičiau, tikriausiai baisiau būtų. Bet šiaip didelio streso nejaučiu, skauda galva vėl, kadangi šalmas yra per mažas, vėl pasiėmiau didžiausią, koks buvo tenais, bet vėl yra per mažas, tai truputėlį šitas erzina. Va čia va šitoj vietoj man gaunasi taip, kad toks taip gaunasi, kai sėdi, šitaip gaunasi ir striukiai tokia bala susidarė, tada visa ta bala perėjo ant kiaušus, tai pusė kelio kiaušių baloje irgi. Buvo keliai, vaizdai įspūdingi, čia kažkokia yra užžyga, užkasė kažką tenais. Blecha, ką aš taip žiauju. Ir tada reikės ieškot, kur miegot. Spėju, kad reikės dar kažkur susirast kelnių, kur nusipirkti, nes aš turiu antras kelnes, bet jis yra treninginės, medžiaginės. Tai lietui nelabai patogu bus jom, nes jis tiesiog persigers. Aš nežinau, ar šitos, kurias aš dabar užsidėjęs, yra neperlijamos. Ir dabar bijau tikrinti visus daiktus, kurie yra kišenėse. Tai ten dokumentai, pinigai ir taip toliau. Tai išsiaiškinsiu, karočią, kai reikės susimokėti už maistą. Užsisakiau, tiesiog sakau, atneškit kažko, kas turėtų mėsos. Tai žiūrėsim. Ir, thank you very much. Nice. Kad nežinau, kas čia kurio darosi su to žiauliu. Nežinau, nei kas čia, nei kodėl. Nežinau, nuo ko pradėti ir kaip čia ką valgyt. Gal čia šitą gal sumaišyti reikia. Gal ir nereikėjo. Alcohol? Oh, no, I don't want alcohol. Yeah. Homemade alcohol? Yeah? Do you like? Yeah, I would like to try. Okay? Toks, nežinau. Nėra, kad būtų crazy, žinokit, skanu. Nelabai suprantu, kaip čia ir kas čia. Thank you. It's strong, yeah? Strong. Very strong. Really strong, wow. Wow. What are the ingredients? What is made from? Corn? Okay. Yeah, it's like, I don't know, it's like corn, rice, vodka? Something like that? Okay. Nice, but really strong. No side effect. Okay. Kažkas atpažįstamo. Ne viskas susikramto čia nais. Nežinau normaliai. Tai 5 iš 10. Look at only this one. Oh. Yeah. Like it? Yeah, it's good.
It's a little bit cloudy. Yeah, a little bit. Yeah. How much is it for the night? 1,000 per day. 1,000? Per day. Yeah, okay. Okay. Great. 1,000 only. Great. Okay. Great. Great. I pay now or I pay later? Tomorrow, okay. You pay later. Okay, You great. have to enter first your give the address, your name. Okay, Okay. great. Toks stulkas. Kaip mokyklai. Ir dušas tuo pačiu. Jaučiu, kad reikia nešti šmutkės. Ir žiūrėt, kaip čia kas bus toliau. Nu, jeigu būtų giedra, tai spėjai čia nais. Crazy vaizdelį būtų. Bet ne giedra. 1000 rupijų už naktį, tai tikrai šiaip labai jau adekvati kaina, man atrodo. Apie 6 eurus. Tai tikrai visai padoriai. Vienas iš kabliuko atsikabino, todėl tikriausiai ir nukritinėjo man tą kuprinę, bet aš ją labai vis tiek puikiai prisitvirtinau po to. Tai didelės problemos nėra. Bet sušalau, tai wow. Reikia skubiau peršokti tas savo suplyšusias kelnes, tam, kad galėčiau šitas padžiuvinti. Pamečiau vandenį. Nebe nuostoliu vis dėlto. Pamečiau vandenį. Ai. Teisės mano sulytos, pasas permirkęs. Logiška. Nusakau, pajaučiau, pamačiau truputėlį, kaip čia viskas gali maždaug plius minus dėliotis. Šoksim rytoj į slidininko kojines, mausimės tikriausiai termo rūbus ir tas lietus visiškai jau nebaisus bus. Čia skylė, čia kur va irgi matot suplyšę. Šiaip šitas kelnes yra iš mano pirmos kelionės į Indiją, jos buvo dingusios, nes, aš nežinau, čia irgi gal sekėt kažkas, gal nesekėt, bet kai pirmą kartą keliavom Indijai su Benu ir Mikaičiu, ten buvo dingę tie mūsų tutukai truputėlį su visais daiktais ir jie ten gal po kokių 4 mėnesių tik tais grįžo į Lietuvą. Tai šitos kelnės buvo prie tų dingusių kelnių, tai yra prie tų dingusių daiktų. Tai jos jau grįžo tokios, ne pačios geriausios būklės, bet dar 2 metus atnešiojau, 2 metus dar atlaikė ir tos skylės jau pradėjo tada, kai, čia su dvirku karočią išsibaršiau. Čia yra spina, bet nėra rakto. Einu, žodžiu, paklausiu, ar čia įmanoma užrakinti kambarį visų pirma. Geras, jie čia turi atsigerti. Ir alaus turi, ir Red Bullio. Okay. Can I ask you a question? Yes. Is there somewhere a place where I could buy a pants here or yeah? What pants? Waterproof pants. Pants. You have to go 8 kilometers down. Oh, okay. So then it's Small town. yeah. Then Yeah, it's back here. it's tomorrow's problem. Then can I have? How much is the Red Bull? Red Bull, yes. Yeah. Wait a minute. How much is it? 150. 150? Yeah. Okay. Can I have Red Bull? Do you have water? Water? Yeah. Mineral water? Yeah. Yeah. Water and maybe Mountain Dew. Okay. 150. And how much is it? 280. 280? Yeah. Okay, I'll bring you in the moment, okay? Okay. Vat kaip viskas čia gerai išsisprendė man. Blemba, reikės truputėlį dabar eisiu, tada pasidarysiu darbelius, persikelsiu medžiagą į kompą ir žiūrėsim, nes čia toks vieną sekundę atrodo, kad kaip ir giedrėja jau. Ir tada kitą sekundę jau atrodo, kad nebegedrėja, kad viskas, baigėsi gedrėjimas visas ir geriau jau nebebus. Ką tik aš atėjau, čia, ką tik, ką tik buvo, ką tik, kai ėjau viršų, čia buvo rūkas ir dabar nebėra rūko. Čia vis dar yra. Tai toks, būtų smagu, kad pragiedrėtų čionais, bus galima pasivaikščioti, patyrinėti čionais. Kas gražaus, kas gero, o manau, kad gražaus ir gero čia netrūksta. Matot? Matot? Ar aš čia vienas matau?
Ten tolumoje kažkas girdžiu pipsena. Fūra. Parlėkė. Pip, pip. Pip. Patinka man šiaip eismas visų šitų šalių, nes nėra taisyklių čia nais. Kiekvienas už save, karočią. Čia vienintelė taisyklė yra ta, kad jeigu tavo mašina, jeigu tavo transporto priemonė yra didesnė, tai tu esi situacijos valdytojas. Tu sprendi, kas bus toliau. Tu gali nuspręsti, kas gyvens, kas negyvens. Norėtųsi šiaip dar tualetinio popieriaus gal. Bet gal ne visiems noram lemtai įsipildyti, aš tai irgi taip galvoju. Čia jau gal biškai per įžūlį, tualetinio popieriaus užsinorėjau. Baltas šiknis, ble. Tualetinio popieriaus reikia. Pragiedrėjo čia nais oras, nu kaip pragiedrėjo. Buvo pragiedrėjęs ir vėl dabar nebe toks giedras. Bet pabandom, geras ten bežionė yra. Ten aš matau bežionį tenais. Va kas čia, kiaulės, knarkia. Pabandom pasikelt droną ir aš jums pabandysiu parodyti, ką aš čia matau. Pradeda kažkas matytis. Gali bandyti paskristi truputėlį. Pasižiūrėkit. Aišku, čia tie debesis. Aš debilas esu. Visą laiką nefilmavau. Dabar tik pradėjau. Kaip tikiuosi, kad nesukelis kokio nors karo aš čia nais su šituo. Įsivaizduokit, jeigu negalima čia nais naudotis, pasirodo. Žiūrėkit, pabandau spaus home dabar ir turėtų grįžti. Lyg ir parvaro. Eik, ta crazy, kaip čia atrodo viskas, wow. Matau, kaip parskrenda. Matot mane? Va. Matot mane? Žiūrėkit, čia aš. Aš va čia va mojuoju, va. Va čia aš mojuoju. Lol. Vienintelė problema, kad šiaip labai trumpai laiko batarkė čia nais. Nežinau, ar matosi, bet tenais bežionė karočiai yra. Matau, žinot kiek? Vieną, dvi kol kas matau. Ir kitoj pusėme, va trečią matau. Crazy šiaip turėti bežionę kaip laukinį gyvūną, kaip balandį. Įsivaizduokit, jeigu pas mus būtų ne balandžiai, o bežionės. Crazy tikrai šiaip. Blemba, šiaip iš tikro, kaip kietai su to dronu paskristi yra. Labas rytas. Nei vakar vakare, nei šiandien ryte nesiprausiau. Tik dėl to, kad labai jau nejaukus man tas dušas yra, žinokit. Aš dar kartelį galiu jums, žiūrėkit, parodyti, kaip čia nais. Kaip jisai atrodo ir, žiūrėkit, aš paaiškinsiu priežastį, ne? Žiūrėkit, aš čia padedu kamerą. Paaiškinsiu priežastį, kodėl nesiprausiau. Čia yra dušas, čia yra skylė. Ir vakar aš šikau čia, kakojau, tuštinaus. Aš žmogus esu, man reikia tuštintis. Ir dabar visas tas dušas, kadangi aš kaip ir sakiau, aš turėjau truputėlį viduriavimo problemų tokių, išvažiuojant iš Indijos. Tai nebuvo taip, kad ten, patys tokie, sakykime, jaukiausi šūdai, jaukiausias išmatas. Nebuvo tokios, kad tu pasižiūri ir galvoji, va čia sveikas žmogus kokoja. Ne. Yra čia toks šepetys. Va šitas. Man atrodo, jo čia krapštyt, žinot, tą skylę. Nupilinėt, čia va kibirais. Čia nais reikėjo nupilinėtus šūdus į vandenį. Nenoriu aš praustis čia nais. Aš nenoriu, aš tarp savo šūdų, stovint tarp savo šūdų dabar, koks tikslas praustis, jeigu tarp savo šūdų stovint prausties. Ne. Tiek to, žinokit, aš su to prausimusi pagalvojau. Viskas išmėtyta, viskas sujaukta, galiu parodyti. Čia yra mano daiktų lova. Čia irgi nusipirkau dar vakar šį popierio, nes reikėjo, kaip ir sakiau, tuštintis, nes aš žmogus esu ir bijojau prašyti labai. Tai jau nusipirkau šį popierio. Yra maždaug 4 valandos važiavimo šiandien. Renkuosi daiktus ir reiks po to dar peršokti kitas kelnes. Šiandien vėl kovojau labai stipriai su nemiga. Kartais veda iš proto, nes atrodo, kad viskas, ilga diena, pavyzdžiui, vakar buvo. Ilga diena,
Ir fiziškai jaučiausi pavargęs ir taip toliau. Ir vis tiek tada galų gale ateina vakaras ir tu gali lovai ir tiesiog neįmanoma užmigti yra. Neįsivaizduoju, kaip išjungti smegenis tiesiog. Tam, kad jos nebedirbti ir tam, kad jos nebemąstyti ir sukas nuolat galva. Ir taip gaunas tada galų gale, kad tiesiog prasivartai, miegi po 4 valandas. Ne pati maloniausia situacija. Vėsoka čia mėgau su slidininko kojinėm irgi. Nu ką, susikrovom šmutkės visas, susikrovom daiktus, užsikabinau vėl GoPro čia. Į kišenį įsimečiau šitą waterproofinį dalyką, kad jeigu pradėtų lyti lietus, galėčiau greitai įsidėti kamerą į dekliuką tą. Nes vakar buvo problema, kad pradeda lyti, tada reikia nuiminėti tą kuprinę, sakau, tenais krapštytis labai daug laiko. Tai šitai bus patogiau, į vidų dar įsidėjau vieną ekstra batarkę, sušokau į termo aprangą, pasiėmam šituos, kaip ir viską susirinkau. Nežinau, kodėl vakar nesugalvojau, bet ant kuprinės pas mane yra šleikučių kitų. Aš tiesiog apsiviniojau dabar aplink tos metalus ir prisiseku tą kuprinę ir viso. Nu, smagu, kai gali save stebint. Galiu parodyti, žiūrėkit. Va. Matot? Čia kuprinė, čia šitas. Viso. Genialu. Genialu, ką aš galiu pasakyti. Gerai, šiandien kažkaip jau supratingumu lengviau yra. Vakare stovėjau ten viršui, kur droną paleidinėjau. Žiūrėjau tiesiog, kas čia vyksta tam kaime. Nu, nieko labai nevyksta, čia nėra labai daug žmonių. Aš galvojau, kad jie tokie, nu tipo, juk čia trečiojo pasaulio šalis yra, ne? Pasaulis, kuris yra visiškai skirtingas ir visiškai kitoks, nei kad jis yra nuo mūsų. Ir aš galvojau, kad jie truputėlį yra atitrūkę nuo to, kaip gyvenam mes, pavyzdžiui, ne? Ką mes darom. Ir aš supratau, kad apšė ne. Jie lygiai toj pačioj lentynai yra, kur ir mes esam. Lakstė čia visi su rageliais. Lakstė čia visi su rageliais. Turi tiktokus. Tiktokas yra geriausia tikriausiai šiuo metu informacijos perdavimo ir gavimo priemonė. Bent jau man tai veikia. Nežinau, kaip jūs naudojate ir iš vis naudojate TikTok. Mano didžioji dalis žinių apie pasaulį, apie tai, kas vyksta, yra gaunama TikTok'e, nes labai patogu, kadangi trumpas turinys, greitai susirinki visą informaciją, kuri tau yra reikalinga. Ir viskas. Gyvena jie visiškai to pačiu, nieko nesiskiria. Tiesiog ta geografinė situacija, tradicijos kažkokios ir taip toliau. Na, aš jau nesugebu plauti subinės taip, kaip jie plaunasi. Man čia nais jau truputėlį, man jau, pavyzdžiui, biškį nejauku yra praustis vonioj, kur šiku, toj pačioj vietoj. O jam normaliai, lyg ir tvirtai. Gerai, tai galėjai, tada aš jungiu kamerą, reikės paslėpti kamerą po šito irgi. Ir pradedam judėti link Chitwan, ar kaip jis vadinas miestas, apie 4 valandos važiavimo. Tai kažkur tikriausiai pusiaukelį susimatysim. Anksčiau gal pasižiūrėsim. Thank you very much. Žiūrėkit, bežionė. Matėt bežionę? Oi, pilna bežionių. O jeigu ne, tai susitikime per klaidą ir viską tau seniai atleidau.
Aš taip myliu prieš šitą jausmą meilę, kaip aidas tolimo griaustinio. Aš taip myliu prieš šitą jausmą meilę, tik aidas tolimo griaustinio. Aš taip myliu prieš šitą jausmą meilę, tik aidas tolimo griaustinio. Hello. Ji tolo nuo manęs. Man atrodo, kad pradeda lyt. Pažiūrėkit, matot? Jie lygiai jie tokie pat kaip mes. Jie turi naujas mašinas, pavyzdžiui. Mano šeimoje nėra buvę. Čia mano šeimoje prabangi mašina. Jie lygiai tokie pat kaip mes. Atsimenat, ką pasakojau? Kai! Tu atidai sielą! Atidai sielą! Pamačiau panašų tiltą, kaip pravažiavau tenais. Tai stabtelėjau, noriu pasižiūrėti, kaip čia atrodo. Nu, bairis, bet ana vieta tiesiog įspūdingesnė buvo. Čia gal vat yra skirtumas. Ana vieta įspūdingesnė buvo. Bet juokingai šokinėjai šiandien juda. Wow. Vsio, karo, čia pradeda lyt. Pakuoju kamerą į dėklą. Smagu važiuoti, blemba, čia tais keliais. Norėtųsi palėkti truputėlį, kad dar smagiau būtų. Tai kad problema yra, kad niekad nežinai, kas iš už kampo atvažiuoja. Oh. Can I have water? Can I have water? Water? Yeah. Šilta, aš galiu pasakyti, šilta. Važiuoti yra labai. Šiaip vienoje vietoje sutikau tokį baltodį čuvaką, Britą. Jisai dirba čia, gyvena Nepale metus laiko, jau dirba mokyklai. Tai jisai sakė, kad į tą miestą, kur aš važiuoju, dabar tenais yra toks nacionalinis parkas, į kurį aš ir važiavau. Ir sakė, tik tais mano planas buvo varyti tą nacionalinį parką, tenais pasižiūrėti tų gyvūnų ir visų tų kitų chainių, bet aš galvojau, kad ten tik mašinom galima, pasirodo, ten tarp pešiom galima, tai reikės išsiaiškinti šitą tiksliai. Tai skubu, karočią, kiek įmanoma greičiau iki to nacionalinio parko. Hello, do you have free rooms? Yeah? How much are they? Okay, I'll park. Hello. Hello, how are you? Good, how are you? Good, look at come. Yeah. I'll show you. Okay. Is it possible to go to safari by foot? yeah. But by foot or only by jeep? Only by jeep. It is only by jeep. And tomorrow morning you go walking. Yeah? You go walk. Okay. And how much is it? Jeep 1,000. 1,000? Yeah. 1,000? 1,000. Okay, great. Which country you from? Lithuania. Wow, nice to meet you. Nice to meet What's your you. name? Mindaugas. My name J. Dzik? Yeah. Dzik? J. Dzik? J. J. Dzik? J. Like we in Lithuania say dzik. Dzik. For example, if I would like do for you like dzik, 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 dzik. Išsilaikė vanduo, negaliu patikėti. Gerai. Čia bus daiktų lova. Opa. Galėsim nusipraust. Gerai, einu susitvarkyti ten dalykų kažkokių, formalumų kažkokių. Einu susitvarkyti ir žiūrėsim, kaip čia viskas susitėlios toliau. Nu ką, panašu, kad pačiu laiku šiaip atvažiavom. Susitvarkiau, čia susidėjau daiktus, pasikalbėjau su hebrantais. Tai išeinam, karočią, tuoj 10 minučių sakė. Varysim į tą nacionalinį parką pasižiūrėti laukinių gyvulių. Kokie tikslai?
Tikslas numeris 1 yra pamatyti dramblį. Tikiuosi, kad čia įgyvendinama yra. Daugiau tikslų nebeturiu, tiesiog noriu pamatyti dramblį. Nieko daugiau nereikia man. Tiesiog noriu dramblio pamatyti. Kaina 6000 rupijų. Tai čia apie 100 eurų. Padoriai čia nais tipo su gidu, su huidu ir taip toliau. So, not allowed red. Sorry, I forget to say you. Red? Yeah, red, white is no possible. Okay. Green, blue, black, Yellow, for gray. example? No, red, white, yellow, no. Yellow no as well. Yeah. Blue, Blue, okay. I have something blue. And what happens if I go with red? Rhino just attacks me? Okay. they come. Okay, I go change. Va, prašom. Net negalima raudonai apsirengus. Bet šiaip logiška visai, ne? Kad šiaip visai logiška, kad raudonos spalvos šiaip neleidžia. Kai pagalvoji, aš irgi visą laiką ant raudonos, aš raudoną pasitikiu. Jeigu man tarp raudonų ir juodo reikia rinktis, tai žinokit raudoną. Is this good? Good. Thank you. Kažką iš čia jau žinokit. Kažko jis čia jau nori iš manęs. Have a good day. Pats have a good day. Pristabdau, pataupau truputėlį batarkę, nežinau, kiek mes čia užtruksim. Sakė have a good day, tai spėju, kad ne valandą. Vis dar nieko nevalgiau. Paskutinį kartą, ką valgiau, tai vakar tie gabaliukai vištienos, 4 gabaliukai vištienos, tai tos suvalgiau, tik ten tas kruopas sausas, ar kas ten bebuvo, nublemba, aš kramtau ir man nesusikramto tiesiog. Tai reikės tiesiog dabar gal prisirūkyti tiesiog cigarečių, nes cigaretės numušinėja alkį. Tai gal ne toks alkanas būsi. O svarbiausia vis tiek vanduo yra. Ant salos galo krokodilas. Čia. Va čia va. Va čia va. Different crocodile. Kitas krokodilas. Mount. So we're going there into the forest, yeah? Yeah. Okay. Are there any elephants? Elephant, yeah. Yeah? Okay. My dream is to see elephant. Elephant. Yeah. Yeah. You see, that one is different one Yeah. with short mouth, okay? Short mouth have long mouth, two different, Oh, okay. okay? Which is more dangerous? Short That mouth? one. This short mouth more dangerous? Yeah, more dangerous. They eat what they can hunt, anything they can hunt, Okay. okay? And they can survive everywhere, even the pond, even the lake, even the salty water, even the small water hole. Yeah. That kinds of crocodile called mass mugger, Okay. okay? Yeah. And they can grow up to 4.5 meter long. Is there there is elephant? Yes, yes. Oh my god, there is an elephant. Oh my god. And that is called ghadial. Gharial. Long skinny snout. So those types of crocodile, they can eat only the fish. Okay. Fish eater, okay? And they can grow up to 7 meter long. Okay. And there is elephant. Yes. My dream, yeah. Tenais yra, nu dabar taip labai toli esam, nesimato, lemba, bet tenais ten dramblys yra. Tikriausia dramblį matau. Atsiprašau, labai stebiu dramblius dabar per žiūronus. Ten visa šeima. Nu nesimato čia iš taip toli, bet aš labai tikiuosi, kad pamatysim iš arčiau. Reikia persikelt mum į džiunglės. Tai varysim su valtimi džiunglės. Ten tie drambliukai šiaip, kurie ten tolumoje yra, ten visa šeima. Tai įdarbinti, matau, kad įdarbinti. Ant kupros susikrovė žmonės, blemba. Spėju vis dėl to, kad ne maistai, ne tam, kad nuplautų jos temo 6000 rupijų. Nu, bet tokie laikai, kapitalizmo laikai, visi turi dirbti. Galvojau, būsiu be mikrofono, kad girdėtųsi, bet sakė, kad reikia tyliai, tai būsiu tyliai su mikrofonu. Matot krokodilai? Tenais krokodilai yra. Pirmą kartą matau krokodilą savo gyvenime. Gamtoj. Kaip nemalonu būtų, jeigu iš vandens dabar iššoktų. Taip, ar tai krokodilą esam, pistėts. Plaukiam. Oi. Gerai, kad 2 pagalius turim prieš absoliučius predatorius. Krokodilai ir raganosiai. Rhino footprints. Oh.
This is rhino. Yeah, 1, 2, 3 toes. Okay. Raganosis ir krokodilas. Su 2 pagaliais. Einam prie krokodilo. Matot, juda. Tenais. They look scary. But these types of crocodile, they don't come to attack. Okay, You know, they eat only the fish, okay. and they can grow up to 7 meter long. 7 meters. Okay, and then these types of crocodile, they are the critically endangered species. We don't have many number left in the world. Oh, Okay, the population is less. yeah, And this, you see the many footprints, yeah. is from Bambi, What is Bambi? deer, Oh, Bambi. spotted deer, Bambi. okay, And every night they come to the open area okay. because a tiger active at night, Oh, yeah, so they hunt at night. Okay, and Okay. they walk at night. So that is the way. If they come to the open area, they can save their life. okay, So they can see very quick and they can run. okay. Pasižiūrėkit, kas ten. Pasižiūrėkit, kas ten. Pasižiūrėkit, kas ten. Kas ten. Kas ten. Drambliai. Drambliai. Liūdni šiaip atrodo drambliai. How they cross, you can look, huh? Oh, they will cross the river? Let's come down. I hope they're living good life, yeah? Yeah, they are Yeah, living good life. I hope so. Yeah. I hope they're not tortured. No. No? No, these are government. Okay, Government elephant never get tortured. okay. I hope But so. if you go to the private, Yeah, they carry the tourists. okay. That is proposed for the money. Yeah, But this not for money. They look after the park. okay. With the elephants? Yeah, the They army just ride the sometime- elephants and look sometime after? Army they go up and they look after if there is poacher, hunters, Oh, to control the hunters. Sometime, not every day. that is So now they crazy. can take a bath either. I mean, now they are drinking. That is crazy. I have never seen anything like this. Nu vis dėlto nekankina jų čia. Kai kurios tai kankina. Bet konkrečiai šitų tai nekankina. Toks džiunglių taksi čia nais, toks jiem. Vaikšto po džiunglės ir medžioja medžiotojus. Ten tolumoje išeina mūsų čiuvakas. Išeina pasižiūrėti, vaikštom jau kokią valandą po džiunglės. Nelabai ką matėm, jeigu atvirai. Kol kas dar nelabai ką matėm. Tik dramblius pradžioj, ten kur matėm paukščių, drugelių ir krokodilų. Dabar bandom pamatyti raganosį. Dušna čia. Drėgna ir dušna. Tęsiam paieškas toliau, nes matau, kad grįžta jis. Ten žolėse yra raganosis. Girdės kaip tampo žolė. Ausės tai kaip pas meškiuką. Meškiuko ausės. Matot? Matot? Tai kaip ir matėm raganosį. Didžiausia problema yra tai, kad dabar labai didelis žolis. Sakė vasarį, kovą ir balandį. Mažesnės žolis vyks būna. Ir čia nereikia jų taip atykot. Ir paslapčiai ieškoti. Tai kadangi labai didelis žolis, mes taip paslapčia, tyliai. Vieną atradom, varom žiūrėti toliau.
prie mūsų prisijungia dar kažkokie du baltaodžiai su savo 2 skydais. Nes mes per kietę esam. Mes čia renkam tos gyvulius. Per 3 valandas vieną raganosį pamatėm. Tai čia tokiu tempu mes čia. Ir čia geriausias tempas yra. Mes čia lyderiai esam. Pista. Užkariausim visą šitą nacionalinį parką. Čia mano namai bus. Čia mano namai. Pažiūrėkit pačiau. Raganosiai iškirto kelią tenais. Nu dar paskutinį kartą parodau krokodilą, va ten vienas. Čia vienas, čia sunkiau matosi. Bet pilnas krokodilų, baigėsi mūsų džiunglių nuotykis. Maždaug 4 valandas pravaikščiojom džiunglėse. Vieną raganosį, va čia va prieš džiunglės pamatėm krokodilų, stirnų pamatėm, su žiūronais mačiau vėžlį, dar daugiau krokodilų mačiau. Nu, smagu buvo, smagu pasivaikščioti po tas džiunglės. Karšta, aišku, labai, paskutinį kartą valgiau prieš 30 valandų, tai būtų neblogai jau kažką į skrandį įsimest. Vandenukas irgi baigėsi. Smagi dienelė tokia gavosi, tikrai kietai, kol vaikščiojom po tas džiunglės. Aš žiūrėjau tos savo vedlius, į tos vedančiuosius ir galvojau, kad galėčiau dirbti tokį darbą. Vaikštai tiesiog, tau paukšteliai čiulba, jeigu pasiseka pamatai egzotinių gyvūnų kažkokių. Nu, laikui bėgant, dramblį matėm, kaip aš va. Pusiau laisvą dramblį, valdžios dramblį matėm. Puikiai diena. Tai tikrai žinau, kad galėčiau dirbti tokį darbą, tikrai faina. Vaikštai, sakau, čiulbuką paukščiukai tau. Tai jeigu nepasiseks man šitas, maždaug po kokių 9 mėnesių galite atvažiuoti į Nepalą. Chitwan nacionalinis parkas. Ir sakykit, kad ieškot Don Juan. Aš taip save pasivadinsiu. Don Juan. Dar reikia perplaukti kitą pusę, va čia iššūkis irgi. Šiek tiek jau trūksta, jeigu taip atvirai, tikrai. Rytoj dar reikės pabandyti atsikelti anksti ryte, apie 6, maždaug tarp 6 ir 7 ryto. Tenais, kur yra mano viešbutis, ta gatvė, kuri šiaip labai švari atrodo ir labai, tokia sutvarkyta, moderni tokia. Tenais rytais sakė, kad irgi drambliai vaikšto. Tokie seniai įdarbinti spėjai, arba irgi valdžios. Ir tada rytoj važiuosim toliau į miestą pavadinimu Pokhara. Labas rytas, miela tauta. Tikiuosi puikiai laikotės. Aš susirinkau daiktus, einu link motociklo. Pradėsim šiandienos važiavimą. Pramiegojau drambliukus ir dėl to kaltinu nemigą. Vakar apie 8 valandą aš užmigau, nes jau viskas, jau nebeturėjau jėgų, pavalgiau karočią, nusiprausiau, galvos tik neploviau, aišku, nes aš kai išsiplaunu galvą, aš tiesiog vyrus pradedu traukti. Tai man čia plaut galvą toks, tipo gali, jeigu nori, žinai. Bet jeigu nenori, tai ir atsikėliau 11 ir viskas, nebegalėjau užmygti. Iki kokių 3 nakties tada varčiausi. Tiesiog sugalvoju perstumt motociklą ir perstumę epochai, kad vairas užrakintas, kiša čia žino kur. Paprašykit žmonės, ble. Kas yra? Pasikraunam šmutkės, susidedam viską, kaip ir kiekvieną rytą. Tikimės, kad nieko nepamesim. Šiandien planas yra važiuoti į miestą pavadinimu Pokhara, kaip ir sakiau. Mes turėtumėm Pokharui likti kelias dienas dabar atvažiavę. Aš biškį pakoreguoju ChatGPT planą ir šiandien mes tik tais permiegosim. Pokharui ten pasimsim leidimus, kurių reikia, kad galėtumėm važiuoti toliau, o kelias dienas Pokharui praleisim grįždami atgal. Apie 4 valandos kelią. Belenkaip karšta ir belenkaip drėgna, tai prakaituoju aš šiandien. Wow. Nu jau žinokit, buvau kaip ir be išvažiuojantis, bet pramušė, atsidarė Pandoros skrynia, tai greitai dar išsituštinau visą skrynią. Belenkaip karšta, žinokit, negaliu net nupasakoti žodžiais, kaip karšta yra.
nežinau kaip, kodėl ir iš kur, bet čia labai geras kelias yra. Ir vaizdai nesveiki, ir kelio kokybė irgi labai gera. Pasaka. Nesuprantu, kaip nepamečiau vandens, bet kažkaip nepamečiau. Nu ką, įsikūrėm viešbutį, susinešėm daiktus, pasidariau darbelius ir taip toliau. Tuštoka galva šiandien tokia, blemba, žinokit, toks jaučiuosi, toks. Sėdau moco ir važiuoju į kažkokį ten ofisą, turizmo ofisą, tam, kad išsimti tos leidimus, kurių reikia. Eisim pasižiūrėti, kur galima gauti. Kur galima būtų nusipirkti kelnių, nes bet kokiu atveju reikės. Aš vienu metu galvojau, gal nereikia tada tų kelnių pirkti, nes kaip ir, kol kas oro tai sekasi. Nei lyja ir važiuojam pakankamai gerai, nes, pats didžiausias lietus, sako, jeigu jisai būna, tai jisai būna po pietų. O iki pietų kažkaip mes visą laiką jau pasidarom viską, ko reikia, tai tenais, jeigu tas lietus ir užpuola, tai jis toks, juokingas, jisai visiškai negresmingas. Tai galvojau, gal nereikia tų kelnių, bet po to pagalvojau, kad aš nuo šuntuto subinę prakaituoju belenkaip. Tai jeigu aš jų ir nepanaudosiu, tai bent jau parskrisiu namo tada su keliam kitom. Ir dar lygiai taip pat reikia šortų. Rankas nudegiau, kol važiavau, karštą belenkaip, tai šortų reikės tikrai, nes vis dėlto dar grįšiu aš čia nais į po karą. Užkasti irgi būtų neblogai, kaip visada. Nepamiršt, galbūt netyčia pamiegoti šiais, kas būtų šiaip labai neblogai ir labai naudinga. Neatrodo blogai, žinokit. Žalia ir dar kartą žalia. Kaip man patinka žaluma, žinokit, negaliu nupasakot žodžiais. Kreisi toks, ežeriukas, labai gražiai šiaip atrodo, wow. Susitvarkiau leidimus, žodžiu. Gavau tą leidimą, vieno tik leidimo reikėjo. Tai pasiėmiau tą leidimą, viskas tvarkoj, užkandau, thank you. Užkandau, grįžau į viešbutį, palikau motociklą tenais. Ir dabar atėjau surasti kokį nors gerą vietelę aplink ežerą parūkimui ir tada bus einama ieškoti kelnių ir šortų. Šiaip kalbėjau su tuo šeimininku viešbučio savininku, ar nežinau, kas jis, menedžeris, ne menedžeris, neįsivaizduoju žodžiu. Vienas žodžiu pagrindinis čiuvakas viešbučio. Jisai pasirodo daro turus irgi su motociklu, tenais vežasi svečius į kalnus ir taip toliau. Aš nelabai žinau, ar aš save taip pervertinu, ar jie taip bijo kažko, nes aukščiausias kalnas, mano paskutinis taškas kalnuose bus 3,8 km aukštį, kas man neskamba, kad čia labai jau daug yra. O man sakė, kad kai kilsi, sako, net nemiegok tenais geriau. Sako, nes aukštai, sako, geriau užkilk, pasižiūrėk. Ir leiskis karočio apačion, sako, net nemiegok tenais. Ir tada man klausimas, sakau, ar aš šitai pervertinu save? Ar čia tas aukštis tikrai tai baisiai veikia? Nes aš, mano pirminis planas po Indijai, tai buvo pikė, tai 6,6 km aukštis. Tai jeigu čia nes man sakė, kad ir kai važiuosiu su motociklu, kad pusvalandį pavažiuoji, tada stovi. Tada vėl pusvalandį pavažiuoji, vėl stovi. Tai aš būčiau numiręs Indijai, jeigu čia tiesa yra. Aš tai šiaip vis dar negalvoju, kad čia tiesa yra. Aš manau, kad pas juos čia važinėja silpni europiečiai įvairiausi. Pakyla jie tenais į kažkokį minimalų aukštį ir apsivėmė viskas. Ir tada jie galvoja, kad visi jau baltodžiai. Smulkus, bahuriukas kažkoks sususkęs, purvinus, neplauta galva atvažiavo, galvoja, neatlaikys. Aš tai galvoju, kad tai nebus, kas ten blogiausia gali atsitikti, nebus ką veikti. Čia neskamba, nei per kur daug neskamba. Aš suprantu, kad mes Lietuvoje neturim ten keli šimtai metrų.
pikas yra. Bet vaizdelis tai wow. Vaizdelis tai wow. Nufotkinsiu dar su telefonu. Jeigu reikia motyvacijos, čia jum. Aš nesustojau daug, nes man nereikia. Pilnas visur chebros, karočią. Va, fotkinas damos. Irgi va. Šiaip nematau, kad kažkas maudytųsi. Įdomu, aš ką maudytųsi. Blecha, vėl tas žiaulys, ble. Nesuprantu po to. Žiauju, pusė dienos ateina laikas eit miegot. Nebegali miegot. Vietoj dušo šitą rinkčiaus. Va, pasižiūrėkit, gamina kažką irgi. Barbecue. Po 100 rūpijų. Crazy. Sėdičiu akai irgi galvoja apie meilę tikriausiai. Suka. Dar vieną kartą nusižuoju, iš karto ieškau pasikarimo mygtuko. Praėjau karantinę visą pirmyn, gal ir vis dar neradau vietos, kur galėčiau prisėst sau ramiai. Niekada nesurūkdamas. Net žiovulio. Vėlinės toras ir visio, kad tik nebūtų čia linksmybių. Baigiu savo reportažą. Ir nežinau, gal grįšiu, kai rasiu kur. Suka, nuplėt. Gal dar parodysiu, kur staptelėjau, jeigu staptelsiu. Gražu. Pažiūrėkit, kaip gražu. Gerai. Ateis kažkas? Okay. Paliko mane vieną sėdėti. Kažkas dar ateina. O ne, norėčiau jam pasakyti, kad dainkit, nesikliūsit. Arba gal dabar kaip tik mano proga pabėgti. Sumaišys, to mačiutė vis tiek nemato, spėjai. Jeigu taip greitai aš pabėgu. Jeigu taip aš tipo nieko nematau ir į kitą pusę. Mano čia pati nekenčiamiausia veikla yra. Dingo ta babutė, geram, galime eiti sparčiu žingsniu pro šalį. Va, babutė. Nu ir va, pilna šitą parduotuvyčių tipo eini. Visi tą patį pardavinėja. Spėju, čia nėra tikrų kainų, visos tas kainos yra sugalvotos. Jiem čia tikras kainas turėtai tas pats, kas mums tikrą policinį lyderį. Neįmanoma. Mėlyna jūra, mėlyna saulė. Mėlyna dangų. Atkabinau labai tingiai, tai pabandysiu paslėpti tiesiog. Hello. I'm searching for pants. Which type of pant you like? I need waterproof pants because because I go with motorcycle, you know? Oh, motorcycle. Yeah, and it might be raining, etc. So I need them to be waterproof. Very good for water. You can use this type. No zipper here. Maybe you have a different color. Color, yes. Yeah. What color we have? Which color? Something darker, like no color. Like this, for example, I'm from in my country. Okay. This would mean I'm gay if I wear these pants. Yeah. Where And you from? Lithuanian. Lithuania. Lithuanian. It starts with lit and ends with anal. Lithuania. Lithuanian. Europe. Yeah, Europe. Small country. Yeah, small country, and we always getting fucked in the ass by Russians, so that's why our country is Lithuanian, like, you know, anal because we are always getting fucked by Russians. Last time we were fucked by Russians was in 1990, and after that we gained our independence, and it might happen now in a few years that we are getting fucked again. So yeah, I don't like anal. Kaip malonu švarų rūbą ant savęs turėt. Wow. Yeah, perfect size, you're professional. I'm searching for, there are only 3 pockets, yeah? 4,000 rupees. Sir, with all due respect. 4,000 rupees. Very expensive. Very expensive. Don't forget that I am from Lithuania. We don't have a lot of money. How much is this? How much? 1,800. Sir, are you drunk? Reikia pagalvoti, kiek man tų kelnių dabar reikia, ne? Teoriškai
išvažiuoju rytoj į kalnus, kylu, pradedu kilt. Tai temperatūra kaip ir turėtų kristi. Bet ne, man reikia kelnių tam, kad aš galėčiau su švariom kelniam važiuoti. Bet gerai, ne? Aš neperku kelnių ir kas? Kas tada? Aš rytoj važiuoju su tom pačiom kelniam. Problemas tada kaip ir nėra. Aš juk turiu kelnes. Aš turiu šiaip dar ir antras kelnes. Su 2 skylutėm. O tai problema. Aš turiu tas kelnes, kam man tas kelnes? Gerai, blemba, kad protingų žmonių yra aplinkui. Wow, labas rytas, vėlieji, tikiuosi vėlgi puikiai laikotės, noriu jums parodyti, ne šitą, va, pasižiūrėkit. Va, čia yra mano leidimas, su kuriuo galėsiu važiuoti į kalnus. Išsimiegojau, žinokit, nežinau ar patikėsit, bet pamiegojau geras kokias 7 valandas, aišku, su tam tikrais nesklandumais, bet galų gale viskas pavyko normaliai. Dabar turiu misiją susikrauti vėlgi kuprinę, kaip ir kiekvieną rytą, susirinkti visus daiktus, ir vynioti iš čia, o kol šitą darau, aš jums papasakosiu, kas šiandien vyksta. Vakar vienu metu dienos pradžioj, kur važiavau, buvo didelis labai žmonių susirinkimas vienoje vietoje. Ir aš sakiau, pasižiūrėkit, kažkas čia vyksta. Ir aš tada dar nežinojau, po to buvo lygiai taip pat įvažiavus į Pokarą. Nežinau, ar esu nufilmavęs, man atrodo, kad nesu. Ir kaip milžiniška masė žmonių, gatvėse, su pirdom, pešiom, tiesiog labai daug žmonių. Po to, kai važiavau to leidimo pasimti, pravažiavau irgi per tokią vietą, va šitą labai gaila, kad nenufilmavau, tiesiog važiavau tuo metu ant motociklo, neturėjau GoPro, turėjau tik šitą kamerą ir neturėjau kaip ištraukti tuo metu, bet aš pravažiavau ir tenais stovėjo įvairiausia antiriaušinė policija su milžiniškom mašinom, belenkiek policininkų buvo ir belenkiek žmonių. Ir vakaro vakare, prieš einant miegot, išsiaiškinam, kas čia vyksta. Tai šiuo metu vakar, tai yra, jeigu konkrečiai, rugsėjo 8 dieną, Nepale prasidėjo antikorupciniai protestai prieš valdžią. Labai panašiai Nepale gyvena žmonės kaip mes Lietuvoje. Antikorupciniai protestai, milžiniški protestai. Šiaip paskutinis tas taškas buvo, kaip ir sakiau, Nepale užbanino visas social medijas, 23 appsai, man atrodo, ir 26 appsai. Nemažai žmonių, pavyzdžiui, nebegali susisiekti su giminaičiais užsienį ir taip toliau. Esmė, kodėl užbanino, nes tipo galima turėti appsus, pavyzdžiui, tarkim, TikTokas veikia Nepale, arba Viberis, bet tu turi būti registruotas Nepale, jeigu tu nori veikti. Tai nėra didžiosios dalies appsų registruotų Nepale ir juos užbanino tam, kad būtų galima užglaisti tos visus korupcinius dalykus. Kad kuo mažiau korupcijos, kuri vyksta Nepale, išeitų į platų pasaulį. Ir protestai yra vadinami šitie Gen Z protestai. Dėl to, kad didžioji dalis jaunoliai, didžioji dalis protestuotojų yra Gen Z. Absoliuti dauguma šiaip yra Gen Z. Ir kaip ir turėjo viskas būti ramiai, žinant ramus protestai ir taip toliau. Šiaip nežinau tikslių skaičių ir tikslių duomenų, bet vienose vietose rašo, kad 14 žmonių mirusių, kitose vietose rašo, kad 19 aukų yra. Tai, sakau, nežinau kiek tiksliai, bet esmė ta, kad buvo tikros kulkos paleistos į minias. Situacija tokia įdomesnė, tikrai. Tai reiškia, kad visų pirma, čia po karo yra įvesta dabar, kadangi protestai prasidėjo Katmandu sostiniai ir tie visi aukų skaičiai yra sostiniai, bet visi tie protestai peraugo į visą šalį, kaip ir matėmės, kažkokiam kaimelį buvo protestai su motociklu, čia po karo irgi tikrai yra milžiniški protestai, belenkiek žmonių, įdėsim čia, aš tik tokia ten irgi prisižiūrėjau įvairiausių pilną informacijos. Dabar nuo vakar yra įvesta po karui komendanto valanda, kas absoliučiai nepadeda mum ir negelbėjo mūsų. Kol kas laikome savo plano, važiuojam šiandien į kalnus, truputėlį irgi pakoreguotas tas planas mano, kurį davė ChatGPT, aš vėl truputėlį tenais pagalvojau, pakeičiau. Važiuojam šiandien iki vieno taško, permėgam, važiuojam rytoj iki piko, iki aukščiausio taško, tenais permėgam ir tada poryt grįžtam atgal
į Pokarą, jeigu viskas pagal planą. Kol kas, jo, nu kaip ir sakau, negandas tiesiog persekiojo toliau. Prasuksim gal pro miestą truputėlį, pavažiuosim, pažiūrėsim, kažkas vyksta ar nevyksta. Nes kaip ir sakiau, komandanto valanda šiaip, būriuotis negalima, būriuotis draudžiama. Žiūrėkit, kaip ir sakiau, protestai didelį čia vyksta. Sunkvežimis su vien policininkais. Čia vien policininkai. Vien policininkai. Įdomu šiaip, kad su tokiais pat pagaliais mes į džiunglės ėjom. Ir ten tolumoj jau vien policija. Ir ten tolumoj mynė žmonių, jeigu matosi. Grįžčiai gal baisų daiktus palikau be priežiūros. Mažiau žmonių čia mes. Vakar, kad buvo, skanduoja, rėkauja su plakatais. Ministras pirmininkas, kurio reikalavo, kad atsistatydintų, jisai atsistatydino. Tai įdomu, koks čia dabar, kaip keičiasi visas tas Angolas. Ar jiem dar kažko reikia, ar jie dar nori, kad kažkas atsistatydintų, ar čia dabar protestai dabar perauks į tą visai kito lygio protestas dėl aukų skaičiaus. Tik ne dabar. Jeigu šitaip, čia va, tai paprasčiausiai. Ieškau, kur galėčiau pavalgyti. Ir pasikrauti telefoną. Hello. Hello, brother, what is it in? Huh? Other soda, current soda. Town soda, not in hot soda. Can I charge my phone? Pasiekiau miestelį, miestą, kaimą, nežinau kaip pavadinti. Oro sąlygos šiaip siaubingos buvo pradžioj, dabar jau gerai, dabar saulutė šviečia, šilta, malonu. Bet iš pradžių buvo siaubingos. Keliai irgi tokie, žinot. Vienintelė dabar problema, su kuria susiduriu, kad mano batai yra absoliučiai pilni vandens ir permirkėja. Ne pats maloniausias dalykas. Pats šiaip toks visas šūdinas esu. Nešvarus labai. Atvažiavau pavalgyti dabar. Tokią vietelę. Čia kraunu telefoną savo. Ištraukiu iš šaldytuvo, kad galėčiau telefoną pasikrauti. Gerai. Ačiū jums. I'm from Lithuania. Lithuanian. You know Lithuanian? No? It starts with lit and ends with anal. Lithuania. Small country in Europe. Yeah. Yeah. Beautiful country. What is this? Our government. Government, Yeah. Government, our government Yeah. is corrupted. Yeah, I saw, I came here from Pokhara, so I saw big protests, yeah, big Kathmandu, Deer, Backroom, yeah, everything I saw that 19 people was shot, yeah, not good. Your Prime Minister understanding people. No, don't understand. Our Prime Minister don't understand. Previous didn't understand, and right now our Prime Minister doesn't even understand Lithuanian. She only understands Russian. Tai va tokia situacija, korumpuota valdžia Nepale, viskas šiandien griūna. Tai kaip ir sakiau, žodžiu, aš galėčiau šiandien likt, bet... Hello, brother, what is your ID? What is your ID? Aš vedu Mindaugas, jis prašo mano Facebooką. Ir vedu Mindaugas, ir pirmas Mindaugas, kurį išmetė, tai Puidokas. Tai va, galėčiau, kaip bandysiu pabaigti sakinį, ką bandžiau jau 3 kartus, galėčiau likti čia, bet
bet reikia varyti toliau, nes pragiedrėjo. Huh? Videos? I don't have videos yet. It's like I do it for friends, you know? Yeah, we have like a friend group and we just travel, you know, and we make videos and then we meet and then we show each other like what we got in our travels and our, you know, yeah. Užpisai jau atmazintis, kad aš neturiu to kanalo, kaip man parodyti, aš neturiu to kanalo. Ai. Toks patiekalas. Bomžpakis. Valgysim bomžpakis šiandien. Spėju, kaip skanu bus. Good, very good. Little bit spicy. You don't like spicy? No, I like. I wasn't ready, you know. But I like very much spicy. But I wasn't ready. Yeah, but it's good, very good. I like it very much. Pavalgau ir judu toliau. Gerai, situacija truputėlį komplikuojasi ir yra šiek tiek viskas prašiau, nei kad galvojau, kad yra. Mano telefonas, kaip ir sakiau, išsikrovęs yra. Ir aš bandžiau čia jį pabandyti pajungti, pakraut. Bet čia nais yra skyšė tiesiog nuo lietaus šitam ir negaliu niekaip pakraut dabar. No, čia reikia laukti, kol išdžiūs, bandžiau išdžiovinti su servetėlė, kišti į vidų ir taip toliau. Bandžiau sirpt vandenį iš va šitai, va tai va tiesiog. O be telefono sunkiai jau, nes telefonė navigacija, o be navigacijos tai taip čia. Nebūtų pats maloniausias jausmas pasiklysti tose kalnuose. Na gerai, pasėdėsiu, nežinau, aš ir valandą gal. Nežinau, kiek čia sėdėsiu, net nežinau, ką daryti. Žiūrėsiu tiesiog į kalnus va šitos, va, kur už manęs yra. O jeigu sutems ir nelabai bus galima važiuoti toliau, tai tada tikriausiai liksim čia. Nuo kelionės pradžios akivaizdu yra, kad ne visiems planam yra lemta būti įgyvendinti. Nieko čia neprimastysiu, nieko nepridarysiu, sėdėsiu, lauksiu. Nors debesis tai tenais nelabai vėl gražus ateina. Lauksim, kol kažkas pasikeis. Gal ir bairis. Pažiūrėkit čia. Matot? Crazy. Gerai, atvažiavau, mano kambarys, užpuolė lietus, nežinau ar matosi lietus, bet pradėjo lyt, tai visai tikrai padoriai, bet vaizdai tai wow, kuri bus daiktų lova, čia bus daiktų lova. Jaučiu pisu basas, dabar iki jų paklausti, ar turi tapkės, nes šokti batus ne planas, reikia, kad jie irgi pradžiūtų truputėlį. Nu, jūs pasižiūrėkit. Neatrodo blogai, ką? Čia mano viešbučio kiemelis yra. Davė tapkes man, mano britva ilsisi. Atrodo įspūdingai, tai čia ir baigsis mūsų diena, žinokit. Čia ir baigsis, pasižiūrėkit, ten viršūnės, visur debesis. Nu, įspūdingai, nu tikrai. Negaliu patikėti. Tokia va dienelė, kurio čia gavosi. Orai nelepino, bet vaizdai viską atperka. Nežinau, čia vis tiek, nu, jums reikia būti čionais, jūs nepamatysit. Rytoj kylam į tą jau galutinį viršutinį tašką ir žiūrėsim, ką mums yra paruošę tenais. Dabar nesijaučiu, bet būna momentų, kai jauties palūžęs truputėlį ir pavargęs nuo to nuolatinio problem solvingo, ne? Ir net nėra, kad tos, nu, tipo, viskas būtų kaip ir padori, jeigu tos problemos būtų pakankamai žemiškos ir paprastos, ne? Aš pirmą kartą susiduriu su tokiom problemom, šaly revoliucija vyksta, ką man daryti? Aš nežinau, ką daryti, šaly dega sostinė. Ir kartais jau, nu, toks blemba, galvoji, nu, kada, ar galima kažkada, nu,
galima kaip nors kem 8 valandas turėti sklandžias, smooth tokias. Ir tada pagalvoji iš šitą ir pradeda belenkai lyt lietus. Ir tada važiuoju savo. Bet sakau, galų gale, vat, nustapteli, sustoji, išeini pasivaikščiot, parūkai. Kitas reikalas. Bet nuovargis jaučiasi. Tas nuovargis irgi logiškai yra, iš ko jis ateina, iš nemigos, iš to nuolat kratymosi ant tų mocų ir taip toliau. Čia nuovargis yra logiška, nieko nelogiška yra nuovargis. Taip ir turi būti. Būtų keista, jeigu nebūtų nuovargio. Bet išsprendžiama nuovargis yra, ne problema. Kad šaly revoliucija prasideda, va čia yra. Čia gali sukelti tam tikrų, žinokit, nesklandumų. Reikia stebėti tiesiog, kas šaly dabar darysi su visa šita protestų situacija, nes, tarkim, tam mieste po karo, kur dabar aš atvažiavau, iš kurio dabar atvažiavau, tai, kaip ir, tenais pakankamai taikiai viskas dar. Tiesiog labai daug policijos, ten mėto akmenis, blogiausia, kas atsitinka, mėto akmenis. Tai čia, daro vadinamąjį misiūną. Tai žmonės po to dar eina į ringus kovot. Toks, profilaktinis, jeigu jau ta policija susirinko, tai tam, kad nebūtų taip, kad nieko neveikia, žinai, profilaktiškai vieną kitą akmenį numeti ir viskas. Sostiniai, ar Katmandu, nežinau kaip sakyti, ten dega. Ten dega miestas, ten šaudo į žmonės. Iš tenais aš lyg ir Lietuvą turėčiau išskrist, bet sakau, reikia stebėti visą situaciją ir kas čia darosi ir kas čia dedasi, nes po karo, kaip ir sakiau irgi, komendanto valanda, tai Katmandu tikriausiai dar griežčiau truputėlį viskas tenais. Veltis visus šitos neramumus, smagu yra pamatyti, užsukti, pasižiūrėti į tas mines, pasižiūrėti tos policininkus ir taip toliau. Sakyk, jeigu tenais kažkokia grupelė žmonių gausis taip, kad susėmė ir aš esu toj grupeliai. Iš tos pusės tiesiog, žinai, nemalonu būtų. Aš Lietuvoje nesu areštiniai buvęs. Leiskit man iš pradžių Lietuvoje areštiniai pabūt. Nenorėčiau nuo Nepalo kalėjimo pradėti. Čia tiesiog bevertis mąstymas ir bevertis tiesiog savęs grūzinimas. Bet, kartais neišeina tiesiog. Atrodo racionaliai supranti ir gali blaiviai vertinti visą situaciją. Ir galų gale, aš bejėgis, kad ir kaip bebūtų. Aš juk nieko, nuo manęs nieks nepriklauso šiuo metu. Sklando tos mintis apie kažką, kas slegia tave, žinot? O slegia dėl to, kad tai priduoda neaiškumą tiesiog papildomą. Crazy, vaizdai. Čia va krioklys. Toks mini kriokliukas. Kažkurio metu jau ir sutems spėju neužilgo ir reikės eiti vartytis tada iki 2 nakties. Galėčiau aš visą dieną šitais keliais važiuoti. Patys gražiausi keliai, kuriuos esu važiavęs gyvenime. Tikrai įspūdinga.